Procentinės koncentracijos cukraus tirpalo ruošimas. Gaminsime 5 procentų cukraus tirpalą. Mums prireiks pačio cukraus, svarstyklių, indo, kuriame ruošiame cukraus tirpalą, tai pavyzdžiui galime ruošti cheminėje stiklinėje. Paimsime matavimo cilindrą, stiklinę lazdelę maišymui, pipetę, jeigu mums reikės tiksliai sulašinti tirpiklį, tai yra vandenį. Taigi, pradžioj reikia atlikti skaičiavimus. Norint pagaminti 100 gramų 5 procentų cukraus tirpalo, mums reikia išskaičiuoti, kiek gramų cukraus reikės. Tai 5 procentai nuo 100 yra 5 gramai, vadinasi, mums reikia atsverti 5 gramus cukraus. Įjungiame svarstyklės ir atsveriam. Vienas arbatinis šaukštelis cukraus ir yra kažkur 5 gramai, bet svarstyklė, žinoma, parodys tikslesnę masę. Taip, turime 5 gramus cukraus. Tada likusią tirpalo masės dalį turi sudaryti vanduo. Vadinasi, jeigu gaminame 100 gramų tirpalo, 95 gramus vandens dabar turime atsverti. Nuimu tarą ir matuoju vandens masę. Vandens tankis yra 1 gramas kubiniame centimetre apytiksliai. Ir galima, žinoma, ir pamatuoti su pačiu matavimo cilindru 95 ml, bet su svarstyklėmis mes gausime masę tikslę 95 gramus. Paskutinius lašus aš galiu sulašinti iš pipetės, kad gaučiau lygiai 95 gramus. Taip, turime 95 gramus. Dabar tirpalo sudedamosios dalis yra paruoštos, mes turime tirpiklį, mes turime tirpinį, belieka juos sumaišyti. Į cheminę stiklinę įpilam vandenį. Taip. Įberiam cukrų ir išmaišom. Kai visas cukrus ištirps, tirpalas bus paruoštas. Taip, gavome 100 gramų 5 procentų procentinės koncentracijos cukraus tirpalą.